Dėkui. Kas labai neramina šitame projekte, tai tiesos kriterijus vos ne vienasmeniu sprendimu gali būti pritaikytas nuomoniai. Tiksliai kolega Petras Dargis paminėjo, galbūt jisai mano ir turi pagrindo tą manyti, kad klimato kaita tiesiog vyksta dėl tam tikrų ciklinių pokyčių. Ir CO2 čia mažai susijusi. Ir būna taip, kad yra mokslininkų diskusija, kurioje yra dvi pozicijos. Mes puikiai prisimename koronaviruso laikotarpį, kai tiesa buvo skelbiama dezinformacija, o dezinformacija buvo laikoma tiesa. Baisiausias dezinformacijos kanalas buvo mūsų mylimoji LRT. Ir niekas tos dezinformacijos nešalino ir niekas dėl to neatsiprašė. Mes puikiai prisimename vyriausybės platintą dezinformaciją, kad koronaviruso vakcinos pilnai apsaugo nuo COVID mirties. Tai buvo begėdiškas melas. Bet pasižiūrėkime, kas buvo šalinama. Šalinama buvo tiesa. Problema yra tendencingumas, kai vienas žmogus arba viena institucija staiga gali nuspręsti, tai vyksta tiesos monopolizavimas, privatizavimas praktiškai ir mes žengiame Rusijos, Šiaurės Korėjos ir Kinijos keliu. Pagalvokime, ką darome. Gražūs blizguščiai buvo ir prie sovietinės komunistų partijos valdymo. Ačiū.